Sveiki visi, sveikučiai. Senai bedariau unboxingo video, vis turgus, kelionės po miestą, viską. O va dabar gavau siuntinuką. Norėčiau padaryti unboxingą, kadangi aš kai turiu GoPro kamerą, dabar su GoPro kamera filmuoju. Žaidimų truputį neperku, žaidimus medžioju čia vietoj. Ir dėl GoPro kameros, kad patobulinti biškį ten veiksmus, viską į aksesuarus, sugalvoju spirti čia Vintedę, nudėrėjau, pas vieną Lenkę, kainą nudėrėjau. Tai pažiūrėjau, tie priedai taip kainuoja nemažai, bet čia pavyko sumedžioti ir netempiant laiko, pasižiūrėsim, ką iš čia gavau. Tai va, sveikinukas iš Lenkijos. O su Lenkais sunku dėrėtis, Lenkai labai nenuleidžia kainų, o va kaip va, ištaręs, kai Lenkas nori nupirkti, tai jis muša kainą per pusę visą, Taip, pažiūrėsim, ką šiandien GoPro kamerai dar priedukus užsisakiau. O štai supakuota. Ten dėžutė. O čia va yra rinkinys filmavimui į GoPro kamerai po vandeniu. Reikia bandyti kažką po vandeniu pasfilmuoti viską. Žiūrėsim, ką jis GoPro filmuoja. Ir be dėklo galima po vandeniu, ten yra tam tikras atstumas skirtas, viskas, bet geriau nerizikuoti to, geriau panaudoti saugumo priemonės, viską. Na, aišku, nepademonstruosiu dabar kaip uždėti viską. Reikia nuimti kamerą, įdėti viską. Bet va čia yra vadėklas, į kurį įsideda GoPro kamerą. O, nes nesulaužyti. O, čia labai tvirtai. O, vai, čia kaip čia darat. Va. Gerai, kad nesulaužiau. Čia va rankinėlė pasistumė. Atsidaro. Nu, čia reikia pastudijuoti dar viską. Nenoriu, kad tik tai daiktą įsigijęs sulaužyčiau. Ir dar daiktas yra naujas, nes yra plėvelė dar va jaučiasi čia. O čia yra va tvirtinimas nardymo, kaip čia viršos lovistų. Ai, nu čia pas mane panašu mašinoje turi įsidėjęs, yra specialiai laikikliai, viskas. O čia įsidavęs į GoPro kamerą, yra va mygtukas paspausti, viską. Įjungimas. Čia va filmavimui spausti. Ir taip pat va yra filtrai. Įdėti, va, čia ekrano gal tas. Yra 3 filtrai įdėti, kad filmuoti po vandeniu, kaip sako, vaizdas gražesnis būtų, viską. Nu, bus smagu, bus ką veikti ir pabandyti ant stovo įmerkti kamerą į vandenį, pafilmuoti. Dar yra dar specialus, aišku, toks kaip tvirtiklis jos, kad nenuskastų kamerą, bet neturiu. Bet kol kas dar nebandysiu taip, pabandysiu taip paprastai. O paskui, kada įsigysiu tą ir išbandysiu su peplaukadamas. Va, tai iš toks mano trumpas unboxingėlis. Va, senai jau kažką buvau bepirkęs, besisiuntęs. Ir reiks bandyti eksperimentuoti ir žiūrėti nustatymus, kameros, viską kaip padaryti, viską, kad geresnis vaizdas gautųsi.